Paulius Nagys, esu keletos verslų bendraįkūrėjas. Vienas iš jų yra e-prekybos, B2B sprendimų kūrimo agentūra AdeoWeb, o kita įmonė, su kuria dabar aktyviai labai darbuojasi, labai daug laiko skiriu, LupaSearch, tai yra e-prekybos paieškos ir rekomendacijų programinė įranga. Vystydami e-prekybos projektus pamatėme, kad paieška labai daug kur neišpildo, labai daug potencialo e-prekybos versluose. Sugalvojome tiesiog kurti tokį produktą, kad e-prekybos verslas galėtų padidinti krepšelio vertę, padidinti pardavimus savo iš esamo srauto. Paieška yra be galo įtakingas modulis e-prekybos visoje ekosistemoje. Ir jeigu jisai puikiai veikia, jeigu jisai surenka tą visą informaciją ir atiduoda ją labai tikslingai, tada e-prekybos verslam labiau sekasi, daugiau pardavimų sugeneruoja. Bet tai yra dar tik tai pati pradžia ir mes matom, kad tai yra 10 metų į priekį. Kas veikloje mano yra svarbiausia? Jeigu taip vienu žodžiu reikėtų atsakyti, tai aš sakyčiau, kad tai yra žmonės. Įmonės, įmonių pavadinimai, viskas yra tokia kaip ir fikcija, žmonių sugalvota fikcija, tai yra neapčiuopiama, nepaliečiama, ar ne? Bet žmonės yra tikri, žmonės kūrė technologiją, žmonės naudojasi technologiją, žmonės ją parduoda, žmonės perka, realiai tai yra žmonių santykis, kažkoks tai bendras veiklos. Aš manau, kad gal ne aš pasirinkau Kauną, Kaunas pasirinko mane, aš čia gimiau, čia sutikau savo meilę, tai yra, kad čia sukūriau šeimą, tai esu pakankamai čia įsišaknijęs. Aš gal sulyginčiau šitą miestą su žmogumi, kuriam neseniai suėjo pilnametystė. Gal šitas žmogus patyrė šiek tiek patyčių, dėl to iki šiol vis dar yra šiek tiek kompleksuotas, bet šitas žmogus turi daug potencialo, yra gražus, stiprus ir manau, kad šiuo metu kuriantis savo vertybinį pagrindą, koks tas žmogus išeis į gyvenimą.